Tai labas vakaras visoms ir visiems susirinkusiems. Smagu, kad gausiai jungiatės ir gyvai paklausyti diskusijos ir sveiki tie, kurie vėliau žiūrėsit įrašą. Tai šiandien startuoja, pradedam pirmąją tokią online diskusijų konferenciją Auginu vaiką užsienyje, ką gauna šeima lituanistinėje mokykloje. Ir konferenciją atidarome tema Lietuvių kalbos svarba, identiteto ir psichinės sveikatos ryšiai su protėviais ir šaknimis. Tai šiandieną diskusijoje dalyvauja gydytoja psichoterapeutė, knygų autorė, 7 vaikų mama Aurima Dilienė iš Prancūzijos. Sveiki. Taip pat diskusijos prisijungia sociolingvistė, daktarė, lituanistinių studijų katedros Vilniaus universitete docentė Inga Hilbik. Sveiki, Inga. Ir vaikų darželių Baltų šalelė, kur daug dėmesio skiriama būtent kultūriniam, etnokultūriniam ugdymui Lietuvoje, įkūrėja, teisininkė, 6 vaikų mama Alina Sinicė. Sveiki, Alina. Ir diskusiją moderuosiu aš, Justina Mikeliūnaitė, bendruomenės tarp 2 šalių įkūrėja. Tai trumpai pristatysiu šios diskusijos tvarką, eigą ir galėsime pradėti. Tai diskusijai skirsim iki valandos laiko, tuomet turėsim trumpą klausimų atsakymų sesiją. Jeigu kažką norėsit pasitikslinti, būtent ką kalba pašnekovas, kviečiu ar vieni su kitais diskutuoti, tai kviečiu ir pokalbių langė čate vadinamam taip pat bendrauti drąsiai. Ir tuomet turėsime pabaigoje dar ir auditorijai tokias grupelėse mažose trumpą diskusiją, grįšime apibendrinimui ir užbaigsime. Tai truksime apie 1,5 valandos iki 2 valandų daugiausiai planuojama. Tai pradėti norėčiau, Aurima, nuo jūsų, nes jūs ir buvot organizuojant konferenciją šitos temos iniciatorė, galima taip sakyti. Gal galėtume trumpai pasakyti, kodėl būtent tą identiteto ir psichinės sveikatos ryšių su protėviais ir šaknimis aspektą pasirinkote apie tai diskutuoti lituanistinio ugdymo kontekste šį vakarą, kodėl jums atrodo, kad svarbu šią temą iškelti tarp mūsų 4 pasirinktų temų konferencijai. Taip, tai sveiki visi. Ačiū labai už pirmumo teisę pasisakyti. Labai bijau ilgai kalbėti, tai reikės mane stabdyti. Bet jeigu atsakant į klausimą, kodėl, tai vienas žodis, tai būtų svarbu gerai jaustis. Ne vienas žodis, čia vienas sakinys. Bet svarbu gerai jaustis, todėl kad aš pati, akivaizdu, esu emigrantė. Ir auginu vaikus užsienyje. Ir šiuo metu mano jau 5 suaugę vaikai, 3 užaugę, užauginti, pabaigti auginti Prancūzijai, 2 paaugliai nuo labai mažų dienų, nuo mažų metų yra čia atvažiavę ir gyvena. Mes abu esam lietuviai. Ir vis dėlto esam kitos kultūros daugumoje ir esam įtakojami. Negaliu skųstis, kad blogai įtakojami, tačiau pastebiu, susiduriu, kas yra susijęs su mano profesinė veikla, konsultuodama lietuvių šeimas ir lietuvių mišrias šeimas, kurios taip pat augina užsienyje. Išsijunkim garsą, kas dar neišsijungėt. Ačiū, kad išsijungėt garsus. Tai va, ir konsultuodama šeimas, bendraudama su mišriomis šeimomis, pastebiu visgi tą emocinę savijautą, kuri labai svarbi, jeigu mes jaučiam tą tokį identitetą, savo kultūrinės, kaip čia pavadinti, šaknis ir, kaip čia dar lengviau pasakyti, tai ką mes nešamės iš savo praeities, ar ne, tai yra mūsų tėvai,
seneliai, tai yra daug dalykų, elgesio stereotipai, tam tikri įsitikinimai, nerašytos taisyklės, na visas toks kultūrinis bagažas. Ir kai tai atsitinka mišrioje šeimoje arba tiesiog net jeigu yra abu tos pačios tautos, konkrečiai mes lietuviai būdami ar nebūdami kitos kultūros įtakoje, tas kaip ir galima būtų pavadinti stabilumas, tas toks stuburas, kuris mus laiko ar ne, jisai visgi yra iš kažko sudarytas. Naujus dalykus priimti reikia laiko, juos įsisavinti reikia laiko, integruoti į tai, ką mes turime, irgi reikia laiko. Tai truputį sustosiu ir pasakysiu, kad viskas sukasi, ta kalba sukasi apie mūsų emocinę sveikatą ir tikriausiai visi pritarsit ir nelabai prieštarausit, kad mes gerą savijautą turim pirmiausia, turėdami gerą emocinę sveikatą, ar ne? Tai nėra, kad nuotaika. Jau čia, būdama medikė, gydytoja, galėčiau, aišku, pajuokauti, kad visos ligos nuo nervų, bet, taip yra, ar ne? Ir jeigu mes blogai jaučiamės emociškai, ta prasme, mums nėra lengva dirbti, atlikti kažkokius tai savo įsipareigojimus, vystyti kažkokius projektus ir taip toliau. Tai tema tikrai labai sudėtinga ir ilga ir aš manau, mes pradedam tik tai ją. Truputį prisiliesim, ar ne, Justina? Ir tiesiog net nežinau. Be abejo, iš 1 valandos mes neaptarsim visų aspektų, mes turbūt iškelsim pagrindinius klausimus, galbūt žmonės paskui irgi galės apie tai pamastyti, ar ne, bus ateityje irgi minčių kitiems renginiams, bet norisi apie tai kalbėti, kad tai iš vis būtų daugiau viešoje erdvėje susiejama ir pratęsant jūsų mintis, dėl ko svarbu, man norisi tai pasitikslinti, pratęsti, gal ir papildyti. Kalbant apie stuburą, tai ką atsineša mūsų šaknis, mūsų protėviai, mūsų įpročiai, visas mūsų tas ir kultūrinis, ir emocinis kraitis, ir jisai keliauja ir be lagaminų su mumis, ar norim jį palikti, ar ne, jisai dažniausiai atskrieja su mumis, tai ir tai sudaro mūsų stuburą. Tai tarsi Lietuvoje gyvenant ar kitur, bet vienatautėje šalyje, kur mes gimėm ir kur mums viskas pažįstama, lyg ir rečiau keliam iš vis tą tautinės tapatybės klausimą. Tarsi natūralu atrodo, kad Lietuvoje esu lietuvis ir daug emigrantų, ir tą pati pajaučiu, kad tarsi labiau lietuvė jaučiuosi išvykus, nes daugiau apie tai galvoju, tu turi save pristatyti, savo šalį, tai o kasgi ir daugiau tų krizių tokių tapatybės turbūt kyla, su kuo Aurimai jūs ir konsultuodama susiduria, tai norisi patikslinti, kokie pagrindiniai veiksniai tą stuburą mūsų išvykus emigracijai verčia nesusviruoti gal, bet ar ne kada kokie veiksniai lemia tas tapatybės krizes, kur šitie pavojai, kad mes, pavyzdžiui, išvykę gal nebe taip gerai jaučiamės būdami tais lietuviais, ar suabejojam savo tais įpročiais atsivežtais, ar dar kažkokių tai yra momentų, kada ta tautinė tapatybė gali mums atrodyti jau nebe stiprybė, o kažkaip tai mums kliudyti, kol mes adaptuojamės, nežinau, su kuo susidurėt, gal savo profesiniai praktikoje, dar gali trumpai papasakoti. Toks pirma mintis, aišku, kyla kalba, tai ypač auginant vaikus, kalba. Galima, tas praradimas kalbos yra labai subtilus dalykas ir ją išlaikyti yra sunku. Kitas dalykas, antras turbūt svarbiausias yra visgi pasididžiavimas tuo, kad savo, reiškia, kilme, ar ne, savo tauta, ir su tuo pasididžiavimu kyla, man irgi atrodo, kiek aš susiduriu, šiokių tokių sunkumų, todėl kad, manau, kad gal diskusijos irgi iškils apie tai kalba, kad neretai emigrantai savo bendruomenėse, lyg ir buriasi į bendruomenę, bet aš susiduriu su tuo, kad sako žmonės, nenoriu bendrauti su kitais lietuviais. Ten gėdą daro, ar ne, mano tautiečiai ten kažką blogo padarė. Yra tokių atvejų, be jokios abejonės, bet tas tokį pakerta tą pasididžiavimą savo kilme ir jeigu pratęsiant visgi, mes kalbam apie lituanistinės mokyklas, ar ne, tai
bet tas, pakerta tokį norą vesti vaikus ar ne, išlaikyti tą kalbą, nes, maža tauta. Kam ta kalba reikalinga, ar ne? Nėra jinai tokia pasaulyje populiari, kad galima būtų ją daug kur naudoti. Va tokie gal trys tokie aspektai. Tai sustosiu ties tuo. Dėkui, tai čia gal vėliau dar galima pratęsti, aš prisiminiau jūsų mintis ir iš vieno kito renginio panašia tema, kad žmonės, kurie tą savo tautinę tapatybę, kilmę ignoruoja, tarsi stengiasi tapti prancūzų, anglų, vokiečių ar kažkuo kitu, kas yra neįmanoma, tai jie nuolat lieka krizėje, švaisto energiją ir bando pradėti viską nuo nulio, bet mes ypač kai mums jau ten 30, 40 ar kad ir 15, negalim pradėti nuo nulio, ne savęs ir tapti. Tai čia gal šiek tiek vėliau galėsim grįžti ir pakalbėti apie to pasiekmes, jeigu žmonės tikrai kažkaip gėdėsi to savo kilmės, ką daryti. Ir Inga, jūs norėčiau įtraukti į diskusiją ir esate atlikus ne vieną tyrimą su dvikalbystės, daugiausia lauke su emigrantėmis mamomis. Tai gal galit pasidalinti, kokius psichologinius iššūkius, su kuo turit patiria emigrantai dėl kalbos ir gal kartu dažnai tai susiję ir su tautinė tapatybė. Tai iš savo tyrimų patirties, ką pasakoja tos dalyvės, ką jūs esat pastebėjusi. Labas vakaras visiems. Aš gal pradėsiu nuo plačiau. Iš tikrųjų, yra žinoma, kad įvairiausių tautybių tėvai, gyvenantis kažkur kitur, ne savo šalyje, paprastai nori kalbėti su vaikais savo kalba. Tai yra toks labai bendražmogiškas troškimas, tiesiog perduoti vaikui tai, ką žinai, ką pats moki ir be kita ko kalba. Ir yra, žinoma, tik dar palyginti mažai tyrinėta, bet išsamiau, kad žmonės, kuriems nepavyksta tos kalbos perduoti savo vaikams, kas yra, kas nepavyksta, tai čia aš nesileisiu gal giliau analizuoti, nes tai, kad žmonės be reikalo labai smarkiai susijaudina ir kaip užteka kelią į tą sėkmę, į tą džiaugsmą, į tą pasididžiavimą, kad mes gyvenam kažkur kitur, kad mes kalbam lietuviškai, kalbą. Inga, aš šiek tiek noriu sustabdyti, ir tik man, ar visoms šiek tiek toksai garsas stringa, jisai nėra labai aiškus, tai aš šiek tiek dabar baiminuosi. Blogas garsas, jo. Taip, įraše girdisi, bet reikia taip labai įtempti ausis. Bet tai aš kalbu, taip? Taip, tai jūs kalbat. Pažiūrėkit, koks garsas, kažkas negerai su garsu pas jūs. Aidas, gal yra įjungta kažkur kitas aparatas? Neįjungtas. Gal šiek tiek pereisiu prie kito klausimo, dar pabandyti tą garsą, nes bet ir komentaruose matau, auditorija irgi rašo, kad sunku suprasti, kad nelabai girdisi, nes iš pradžių dar daug geriau ir paskui tikrai. Bet čia ne dėl to, kad aš per tyliai kalbėjau, girdit kažkokius trukdžius, ar ne? Taip, labai didelis trukdžiai. Pirmą kartą taip. Ojai, neišmanau ką daryti, pirmą kartą su to susiduriu. Manęs negirdi. Toks yra trukdžiai kažkokie tai. Gal man kamerą įsijungti, gal tai padėtų kažkiek. Nemanau, kad čia kamera. Gal šiek tiek bandom, aš tiesiog prie kitų klausimų dar pereiti ir gal galit pasižiūrėti, pabandysim dar po kelių minučių dabar taupant laiką. Gal tikrai iš naujo išjunkit iš naujo. Gerai, tai Inga, pabandykit, dar tik tai Gabrieliai noriu paminėti, kad ne visi gavo nuorodą čia komentaruose žmonės rašo, tai gal ten galima dar pasižiūrėti, gal kažkas dar pavėlavęs prisijungs, jeigu gal per vėlai, nežinau, registravosi, bet kas nori, kad spėtumėm priimti visus. Tai tada, kol Inga tikrinasi, tvarkosi garsą, norisi dar pereiti prie klausimų, kai
kai mes psichologiškai blogai prie tų protėvių ir šaknų vėl, kai psichologiškai blogai jaučiamės ar kartais net atrodo gal net nuotaika bloga, mums ten liūdna ar pikta, ar nerimas ima, ar baimės, ar dar kažkas, dažniausiai mes ieškom priežasčių, aplink, kas čia šiandien blogo nutiko, kas kaltas dėl mūsų savijautos ar ne, ir turbūt retai ir didelio sąmoningumo reikalauja pergalvoti, o kuo mūsų kažkokie tai įpročiai, savijauta, nežinau, saugumo jausmas, nesavivertė gali būti susijusi su mūsų šaknimis, kas ten buvo kažkada, istorija apskritai tautos ir protėviais, ypač vaikams galbūt tą irgi sudėtinga kažkiek paaiškinti, ar ne, tai kaip trumpai gal Alina ir jūs įsijungsit, net irgi supažindinant nuo pat mažumės darželinukus, ar ne, su etnokultūros ir istorijos prasme, kaip tai susijęs su ta šiandien mūsų psichinė sveikata ir kodėl svarbu tas protėvis ir šaknis pažinti ir ką tai duoda, gal pradėčiau dabar ir vaikų ugdyme, ne tik jau mums suaugus, nes viskas ir prasideda nuo vaikystės. Taip, tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi dalyvaudama diskusijoje, tikiuosi dar tokių bus ir daugiau, nes tai yra svarbu ir tai aš pati patyriau savo patirtimi, dėl ko ir atidariau ir tokį darželį ir jau pradinę mokyklą Baltų šalis yra veikianti 5 metus, o ta priežastis buvo tokia, kad pati nors ir gimusi, ir augusi, ir gyvenusi Lietuvoje iki pat, kol ten man suėjo 20 kažkeli metai, iš tikrųjų negavau to, kaip čia pavadinti, identiteto iš tikrųjų, kas aš esu, aš jo ieškojau, būdama vaikystėje, paauglystėje, bet tiesiog galbūt kitokiomis veiklomis ir kitai būdais save atradau, bet kai ištiko toks amžius kaip 20 kažkeli metai, aš supratau, kad vis tiek kažkas yra negerai, nes tai nėra nuotaika, tai nėra tiesiog tos dienos įvykiai, kas mane veikia, kodėl aš jaučiuosi nesaugiai gyvenime. Ta prasme, aš ieškau tokių kaip ir ramsčių savo gyvenime, kaip draugai, šeima, studijos ar ne, paskui darbas, bet vis tiek toks vidinis kažkoks tai nesaugumo jausmas, kažkokia tai skylė, kurią bandau užkišti, bet niekaip nesigauna. Ir ėjau ir religinių kelių, bandydama suprasti galbūt tai, dvasinio pasaulio skylė pas mane galbūt yra, kol galiausiai vis dėlto daug praėjus ir išbandžius, būdama gal ten kokių jau 25-6 metų, aš iš tikrųjų atradau atsakymą istorijoje, kultūroje, per tradicijas, aišku, per tokius kaip ir kūrinius, renginius, tokias kultūrinės išdavas mūsų žmonių, kol tikrai supratau, kad tai ir trūko tiesiog pamato mano gyvenime, tai tas ir buvo saugumo jausmas vidinis. Ir kai tai atradau, mano pačios vaikai buvo pirmieji, jau dabar galvoju, 2 tuo metu vaikai, nes anksti aš sukūriau šeimą ir susilaukiau vaikų ir aš supratau, kad aš nenoriu, kad tai patirtų mano vaikai ir pamačiau trūkumą didžiulį darželiuose, kuriuos jie lankė ir paskui, aišku, ir mokyklose, kad mes šeimoje galbūt galime tą pamatą statyti, bet norisi vis tiek vaikai praleidžia daugiau laiko darželyje ar mokykloje, kol mes dirbame iš tikrųjų, arba kol kitas veiklas veikiame. Ir norisi tos sinergijos tarp šeimos ir ugdymo įstaigos, nes pirmiausia, aišku, ugdytojai yra tėvai, bet paskui atsiranda daugiau ugdytojų. Tad per tokias savo patirtis tiesiog įkūriau tokį darželį ir tokią pradinę mokyklą, galbūt jinai vėliau išaugs ir į kažką aukščiau ugdymo sistemoje, tiesiog tam, kad galėtumėm jau suteikti tiems vaikams tos pamatus, tos pagrindus, tą saugumo jausmą jau nuo pat mažų dienų, kartu su tėvais bendradarbiaujant, auginant vaikus kartu. Nes, sakau, nesinori, kad jie patirtų tą, ką patyriau aš, ir aš manau, kad tą patiria nemažai suaugusių žmonių,
kaip ir aš, nes teko bendrauti ir su vaikų psichologėm, psichoterapeutėm, ir su suaugusiu, ir aš pati turėjau keletą psichoterapijų praeiti, kol aš supratau, na, ko manyje trūksta. Tad vat, nesinori, kad tai patirtų kažkada ir vaikai, kad jie atrastų tą saugumą jau būdami vaikais ar paaugliais. Ačiū, Lina, labai graži misija. Dar norėčiau gal patikslinti ar sukonkretinti, vat dirbant su darželinukais, vaikais, kokie efektyviausi būdai ir vat, kokiais būdais stengiatės juos supažindinti su istorija ir su šaknimis, ar ne, ar per dainas, ar per veiklas, gal galite, na čia visos ugdymo programos neturėsim laiko aptarti, bet trumpai esminius aspektus, kas yra veiksmingiausia, taip pat mažuosius vaikus, ar ne, supažindinant ir jau pradedant stiprinti tą identitetą tautinį. Tai va tame ir esmė, kad apskritai Lietuvoje etninės kultūros ugdymo programa yra apie etninės kultūros integravimą į ugdymo procesą, ar ne? Ką mes darome ugdymo įstaigoje kitaip, tai reiškia, mes etninės kultūros neintegruojam, o jinai yra mūsų ugdymo metodų ar apskritai mūsų ugdymo programos pagrindas. Tai reiškia, mes gyvename etnokultūrą su vaikais kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, o visus kitus dalykus į ją integruojam. O tas gyvenimas yra, na, va, tai kaip mes dabar kvėpuojam ir apie tai net nesusimastom, kad mes kvėpuojam, nes tai yra natūralu, tai yra savaime suprantama ir nebent reikia pagalvoti, aha, ką aš dabar darau, kvėpuoju. Tai lygiai taip pat mes gyvename darželyje ir mokykloje tiesiog etninė kultūra, kaip, na, kurdami aplinką. Tai tokius kaip tris polius padarėm. Tai pirmiausia yra bendruomenė, tai yra bendruomenės telkimas. Vadinasi, mes veikiame kaip ugdymo, kaip čia, įstaiga bendruomeniškai, reiškia visi dalyviai, tėvai, vaikai ir ugdytojai yra, na, veikia kartu ir priema sprendimus ir bendrauja. Tai yra, man pirmiausia, kultūra yra tarpusavio santykis, tarsi iš to kažkas tai išauga, ar ne, ką galime pavadinti kultūra. Tai reiškia, mes turim nusistatyti kartu, kokius mes tarpusavio santykius turėsim, kokias vertybės puoselėsim, kaip mes kartu gyvensim. Kitas toksai jau aspektas yra tos priemonės, tai va, ką jūs klausėt, tai yra kokie tie užsiėmimai, tai jie nuo ryto iki vakaro yra labai įvairūs. Tai čia tos santykius tarpusavėje jie tiesiog papildo, bet mes tos namus, tą aplinką, nameliais vadinu mūsų ugdymo įstaigos aplinką, tai mes juos sukūrėme taip, kad vaikai atėję ir tėvai atėję į ugdymo įstaigą vis tiek pasijaustų kaip namuose. Jinai tokia, na, neprimenanti standartinės ugdymo įstaigos, na, kokios įprastai gal mes suvokiame. Na va, ir tada jau ta programa, tai yra metodika, tai kad, tarkim, mes darželyje pasitelkiam mitologiją kaip mūsų programos esmę, tai kiekvieną mėnesį, na čia vienas iš pavyzdžių, mes kiekvieną mėnesį darželyje turime vieną temą ir tos vienos temos pavadinimas yra mitologinės būtybės vardas, tarkim, rugsėjį mes turim perkūną ir tas perkūnas yra vaikams herojus ir jisai juos naviguoja per visą ugdymo procesą kaip jų draugas ir gale jau ten projektinėje veikloje mėnesio gale viskas yra apibendrinama ir tos mitologinės būtybės buvo parinktos pagal, na, Lietuvoje esančių, kaip čia, gamtos reiškinių kaitą ir jos keičiasi. Tarkim, gruodį mes turime Elnią devyniaragį, mes švenčiame nereliginės, o gamtos šventės ir, na, tiesiog tas gyvenimo būdas yra ugdymo programa, o ne vien tik tai, kad mes galim suorganizuoti ar vieną ar kitą užsiėmimą vaikams tik tais, na, etninės kultūros temą. Supratau, dėkui. Ir pabandykime pakalbinti vėl Ingą, patikrinkime, kaip tas garsas ir gal grįšime prie emocinių iššūkių dėl kalbos emigracijoje ir kaip tai atsiliepia psichologiniai geroviai išvykusių. Tai dabar reikia patestuoti pirmiausia, kaip dabar girdžiuosi. Kol kas atrodo, kad geriau, pabandykite tęsti.
Dabar nesu tikra, ar man pradėti iš naujo, ar tęsti. Gal pabandysiu ir tęsti ir kartu, žodžiu. Tai ką aš norėjau pasakyti, trumpindama dabar jau. Visiems tėvams, gyvenantiems ne savo kilmės šalyje ir auginantiems vaikus kitos kalbos aplinkoje, yra paprastai svarbu tą savo kalbą perduoti vaikams. Ir lietuviai, lietuvės, lietuviai, jokia čia neišimtis, tikrai mums tai irgi yra svarbu. Ir tą rodo ir mūsų Vilniaus universitete atlikti tyrimai. Ir taip pat žinau, kad paskutinė diasporos lietuvių apklausa rodo, kad rūpi žmonėms, kad jie to nori, kad labai dažnai žmonės net neįsivaizduoja, kaip gali būti kitaip. Aš esu lietuvė, mes esam lietuviai. Jeigu vienatautė netgi šeima, tai be abejo, kad tas vaikas, jis turi, jis kalbės, na aišku, mums yra toks supratimas, kad kalba, ko ne per kraują perduodama, kad jinai perduodama labai savaime, su motinos pienu ir taip toliau. Ir kai žmonės susiduria su sunkumais, kurie labai normalūs ir tikėtini kitos kalbos aplinkoje gyvenant, pasidaro tikrai labai sunku žmonėms. Ir tą aš jau žinau iš savo pačios tyrimų, interviu darytų mokslinių su mamom, kurios mano, kad joms labai nesiseka tas lietuvių kalbos projektas ir jos labai smarkiai išgyvena. Tikrai ten aibė tokių sunkiausių jausmų, kokie tik tai gali. Ir kodėl taip yra? Labai noriu šitoje diskusijoje išryškinti, kad kodėl ta kalba tokia svarbi. Ogi todėl, kad tai yra identitetas. Žmonėms kartais atrodo, kad kalba yra tiesiog komunikacijos įrankis. Ir kartais netgi galvojama, mes persikeliam į kokią Švediją, vaikas į švedišką mokyklą, mes norim susirasti darbą, ar turim tobulinti ten tą švedų savo kalbą, vaikui reikia švedų. Tai gal mes imam ir pakeičiam dabar namie, nebekalbėkim lietuviškai, ar ne, nes mums reikia švedų. Viskas rodo, kad mums reikia tos daugumos kalbos, šalies kalbos, mokyklos kalbos. Ir atrodo, ir kas čia tokio? Viena kalba pakeitė kitą kalbą. Bet ta kalba, kuri yra mūsų pirmoji kalba, mes vadinam gimtąją, pirmoji išmokta, ta, kuri arčiausiai širdies, kuri širdies, emocijų kalba, kurią mes skaičiuojam, kurią mes meldžiamės, kurią mes pykstam ir apšaukiam galbūt kartais nesusilaikę vaikus, kurie myluojam tos vaikus, lopšines dainuojam, visokias skaičiuoklės, jodynę, ant kelių pasisodinę organizuojam vaikams. Tai ta kalba yra ypatingo statuso kalba. Ir ta kalba yra mes, esam mes. Iš mūsų perspektyvos žiūrint, žmonių, kurie patys emigravo ir tą kalbą išsivežė. Mūsų vaikams tai yra kitaip, ypač jeigu yra gimęs svetur. Bet mums tai yra labai svarbu. Tačiau ne tik tai mums. Tie mažiukai mūsų vaikai, kurie sėkmingai labai integruojasi toje šalyje, kurioje mes gyvenam, darželyje, mokykloje, tikrai norisi džiaugtis, tai puikiai viskas vyksta. Jiems irgi ta kalba yra svarbi, nors jie nebūtinai dar būdami maži tai supranta, bet žiūrint į ateitį, žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos, tai jie irgi yra lietuvių vaikai, galbūt mišrios kilmės ir lietuvis ir kokios kitos tautybės, bet irgi yra lietuviai ir tai yra neatkeičiamas dalykas, jie yra tokie gimę, tai ar be kalbos, ar su kalba, jie bus lietuviai. Ar jie galbūt atmestam savo tą tapatybę, ar jie ją priims nuo pat mažumės, bet vis tiek jie bus lietuviai. Ir tikrai tai rodo, kad jau tarptautiniai tyrimai, užsieniečių turiu omeny, yra žinoma, kad vaiko sėkminga dvikalbystė su tokia kalba, apie kurią mes čia kalbam šiandien, mažumos kalba, lietuvių kalba, migracijoje, kad ta dvikalbystė yra susijusi su vaiko emocinė gerovė. Tai rodo toks didžiulis metatyrimas, kur ten apibendrinta daugybės tyrimų duomenys ir yra tas koreliacijos ryšys, tas priežastingumas gali būti, kad ten, kur šeimoms yra geriau,
emociškai vat, gyvenasi ten sklandžiau ir ta kalba perduodama. Bet kartu gali būti ir atvirkščiai, kad kur sklandžiau kalba perduodama, geriau sekasi šeimoms tarpusavėje sutarti, gyventi, džiaugtis vieni kitais. Tai va tokie dalykai, ta kalba labai svarbi. Ir vaikui būtų gerai, kad vėliau ten nežiūrėtų ten tos tapatybinės skylės. Ir aišku, kad kyla tų tapatybės krizių, tai čia tas be ko, bet taip sėkmingai vaikai jas veikia, labai dažnai priklauso nuo to, ar jie vat yra gavę tai, kas jų yra paveldas, kas jiems, kaip ir priklauso perduoti iš tėvų pusės, kaip priklauso čia, aš tai esu linkusi vis tiek manyti, kad tai yra šeimos pasirinkimas, bet tą pasirinkimą darydamos šeimos tikrai turėtų turėti omeny, kokią kainą gali būti to, jeigu tai nėra padaroma. Net nebandoma galbūt daryti, nes lietuvių kalba nepraktiška, kaip Aurimas sakė, maža kalba, čia gal ispanų, gal reikia rusų mokyti vaiką, bet čia tai bent vertinga, bet ne, lietuvių kalba nėra vaikams nei gimtoji, jeigu jie nuo mažumės auga, net yra gimę kitoj šaly, bet ji nėra ir kokia nors kaip užsienio svetimoji, yra paveldėtoji kalba. Tai va, ta sąvoka labai svarbi. Iš tiesų, tas kalbos perdavimas, Karmen, jisai svarbus ir vaiko, ir tapatybei dabar, ir ateityje, kaip jisai save suvoks, su kokia tauta sies, ir ar kils krizių daugiau ar mažiau kažkokių tai tapatybės. Ir kartu turbūt susiję, ką jau šiek tiek užsiminėm, su visa tiek asmeninė psichologinė gerovė, tiek su emocinė atmosfera šeimoje bendrai, ypač mišriose šeimose turbūt tas aktualu, tai veikia visą šeimą, mišriose šeimose mes ir tarp 2 šalių bendruomeniai nemažai kalbam, kaip sunku, jeigu trūksta palaikymo partnerio ar partnerio šeimos, ar atsiranda ar mitai, ar kažkokie tai nuvertinimai, ar baimės, kad jeigu perduosi kalbą, tai ta kita kalba daugumos kaip nors nukenties, tai tada tikrai tų įtampų dar padaugėja. Ir galim grįžti, Aurimą, dar prie tos minties šiek tiek, kas būna, kai atsisakoma, kai užsiminėt, kai gėdijamas, įmanoma, gal kad neverta, gal Lietuvoje turėjo žmonės kažkokių sudėtingų patirčių, dėl ko ir išvyko, ir kai jie tą savo lietuvišką tapatybę tarsi bando nuneigti ar sumenkinti jos vertę, ir vaikams, žinoma, tada irgi nesinori perduoti, kokios čia gali būti psichologinės pasekmės žmogaus tai psichiniai sveikatai, identitetui, ateityje apskritai gyvenimo kokybei turbūt bendrai, net jeigu taip dar bendriau klausiant. Tai pirmas toks, kuris atėjo dabar į galvą atvejis, ir tokių atvejų ne vienas yra, tai pratęsiant labai Ingos temą apie tą kalbėjimą šeimoje, ta paveldėtąja kalba, ar nebent jau vieno iš šeimos narių, iš tėvų su vaikais, tai yra emocinė kalba, sakė Inga, taip, tai yra mamos kalba, sako prancūzai, langue maternelle, tai yra, mamos kalba. Ir nesvarbu, ir tėtis ar ne, ir mama, jeigu nekalba su savo vaiku savo gimtąją kalbą, man net sunku išsireikšti, kaip tai vyksta, ta prasme, emocinio ryšio užmezgimas, jisai yra kitoks. Tai yra daug silpnesnis, kaip gerai mes bemokėtumėm kitą užsienio kalbą. Bet Inga labai gražiai sakė, mes baramės, mes meldžiamės, mes ištiktukus naudojam savo gimtąją kalbą. Ir dabar įsivaizduokim, mes, reiškia, kažkuris iš tėvų nekalba. Tai tiesiog jau esu pasakojus, tikrai per kitą renginį, tokį labai man įsiminusi atvejį, kuris vyko Lietuvoje, net ne užsienyje, užsienyje tokių atvejų yra nemažai, ne mažiau, bet daugiau, bet Lietuvoje tiesiog vienoje šeimoje tėtis buvo, Lenkas, ir lietuvė mama uždraudė jam kalbėti su vaikais, su dukra konkrečiai, jau savo gimtąją lenkų kalbą. Ir jisai būdamas, vyras, gal nelabai mokėdamas lietuviškai, jis tiesiog mažai kalbėjo, arba, kaip vėliau mano klientė, jauna mergina turinti
labai didelių sunkumus užmesgant ir palaikant santykius su priešinga lytimi, pasakojo, kad na, ir taip ir nepavyko užmegzti emocinio ryšio su tėčiu. Tai va, tai čia tas jūsų klausimas, ar ne kokios gali būti pasekmės, tiesa. Kitas variantas, čia toks vienas iš dėl kalbos, kitas variantas, kai mes nuneigiam savo kilmę, ar ne, ir sakom, nu taip, čia lietuviai vagys, banditai, žodžiu, ten visokie apgavikai ir taip toliau. Pamirštam, kad lietuviai labai geri darbininkai, ar ne, bet tarkim, nu, vat kažkaip užsienyje susiduriu su tokiais irgi, ne, aš nebendrausiu su lietuviais, nes ten pavojinga ir, žodžiu, geriau aš ten su tos jau daugumos šalies žmonėmis. Ir suprantat, tada ką aš darau? Aš, kaip sakant, pats ant savęs varau, ar ne? Nes mano tai kilmė vis tiek lietuviška, jeigu aš taip sakau. Tai tada kas įsijungia savęs menkinimas. Ir tai antiek yra, nu, va, tas nesąžiningumas, reiškia, aš galvoju vieną, jaučiu kitą, darau trečią. Čia sunku net nupasakot, bet visgi savo kilmę neigdamas, aš pats save neigiu. Turėjau kitą tokį labai tokį įsimintiną atvejį, kai jaunas vaikinas išvykęs, reiškia, studijuoti į užsienį, jaunas būdamas, na, ten dar moksleivis, augo ten, gyveno kitos tautos šeimoje, nu, ten būna tokie mainai, ar ne, kol mokosi, studijuoja, ir po to jisai susituokęs su irgi tos jau kitos šalies, reiškia, mergina, moterimi. Jisai kreipėsi nuo konsultacijų, turėjo ten problemų su emocijomis ir būtent išryškėjo jo va toks pasakymas, o aš ir nežinau dabar, kas aš esu, kokios aš tautos esu, lyg tai užaugau ir priėmiau visus įpročius čia, kur gyvenau daug metų jau nuo mažens, bet tuo pačiu vis tiek aš nesijaučiu nei ten savas. Tai va, čia tos irgi pasekmės, ar ne, kur nėra to tokio, kaip Alina sakė, to vidinio kažkokio saugumo. Nu, kad aš žinau, kas aš esu, ar ne? Okei, aš galiu gyventi vienoje šalyje, antroje, trečioje, kalbėti 5 kalbom, 6, 8, bet aš žinau. Ir čia jau pajuokausiu labai mediciniškai, sako, žinot, genų neišsisiosi. Tai va, tuo ir užbaigsiu. Tai iš tiesų pritariu, kaip sakote, ant savęs varant, tai jau šansas, kad vaikai norės būti lietuviais, labai sumažėja, nes, na, jeigu mama ir tėtis apie savo šalį kilmės tik tai kalba blogai, turi neigiamą nuomonę, tai ir neperduoda kalbos, tai apskritai turbūt, na, ir vaikui, gal suaugus gali, aišku, kilti noras patyrinėti, bet jau labai tokia ta pradžia apsunkinta. Ir dar apie tą dvigubą tapatybę, tokį identitetą, tai mišriose šeimose tarsi natūraliai žmogus jau gimsta, turėdamas dvi šalis, dvi tapatybės ir turbūt aš taip manau, kad tėvų viena iš rimčiausių užduočių, kad vaikas ir šeima į tai žiūrėtų kaip į dovaną, kad tu gavai gimdamas dvi kultūras, dvi kalbas ar daugiau dar jų daugiakalbiai aplinkoje, ar ne? Nes ir tėvai gali būti iš mišrių šeimų ar trečioje šeimoje gyventi. Tai ar jeigu bandysime kiekvienas ten iš tėvų ar giminių tampyti tą vaiką į vieną ar kitą pusę, ar pasirinkti liepti, ar tu čia, žodžiu, kautis, kur labiau čia lietuvis ar anglas ar vokietis, tai tada tikrai tos tapatybės krizės turbūt gali būti aštresnės ir sunku suprasti, bet linkėčiau ir norisi palinkėti žmonėm kuo daugiau į tai žiūrėti kaip dovaną ir vaikams skiepyti, ir dabar noriu, kad padėtumėm tėvam klausantiem tą padaryti, tai gal galit kiekviena trumpai patarimų, kaip kurti tuos santykius čia ir su kalba, ir gal bendrai su šaknimis, su savo protėviais namuose, kasdienybėj, nuo ten knygų skaitimo iki gamtos reiškinių aptarimo, nežinau, kartais tai gali būti, tai nėra enciklopedija ar kažkokios paskaitos namuose vakarais, kaip įtraukti į kasdienybę, nuotraukų žiūrėjimas, nežinau, ar ne savo ten senelių kokiu nors, tai po 1, 2 ar 3 patarimus, kas, Inga, gal jūs turit kokį patarimą irgi čia iš tikrųjų? Taip, tie patarimai tokie būtų. Pirmas ir pats svarbiausias yra, aš iš kalbinės pusės, iš savo daržo patarsiu, tai kalbėti su vaiku,
dar jam esant pilve mamos. Ir ten tikrai žinau, kad žmonėm, kurie yra ne tokie plepūs galbūt iš savo natūros, jiems gal sunkiau ten su tuo mažutėliu nuolat ten tarpšti, bet tai yra nepaprastai svarbu, ypač kai vaikas auga, ir šiaip svarbu, aišku, su vaiku daug kalbėti, interakciją palaikyti, bet kai auginam svetur, tai dar svarbiau, kalbėti, rūpintis, kad vaikas gautų kuo daugiau tos lietuvių kalbos, kuo kokybiškesnės, kas reiškia ne tik tai apie pieniuką ir sisiuką, bet iš knygelių, iš pokalbių apie gamtą, apie gyvūnus, apie ten ateivius, nežinau ką, bet kad tas žodynas būtų turtingas, būtų daug, būtų nuolat, reguliariai, būtų kokybiška, vežtis vaiką į Lietuvą, kuo dažniau. Labai tos atostogos Lietuvoje, tai tiek daug šeimų. Su mano vaikais beje nesuveikė, kai mes vežėmės į Vokietiją, visai mažučius, kiti dalykai ten padėjom prakalbti, bet šiaip daugybė šeimų liudija, kad nuostabus dalykas, stebuklus daro, pasak vienos mamos, tiesiog stebuklus daro. Tos kalbos vonios, tokios intensyvios, kai išsiveži vaiką ir staiga jis pamato, kad ir bendraamžiai lietuviškai kalba, ne tik ten ta mano viena mamytė keista, tarp prancūzų ir vokiečių gyvenanti viena su savo kalba. Yra ten, jeigu yra laimės turėti tos darnius ryšius su savo kilmės prigimtinė šeima, ar ne, ten giminės draugai pagaliau, tai nuostabu, nes yra tas santykis, prasmingi santykiai su kitais tos kalbos mūsų lietuvių kalbėtojais, iš ko kyla tas noras, tada norisi bendrauti, nes aina, yra smagu, aš taip myliu tą savo močiutę ir man šiaip tikrai norisi, kad blynų iškeptų, tai paprašysiu aš jos lietuviškai, kad jinai man tą padarytų. Arba gal močiutė visai net nemoka tos vaiko kalbos, kuri jam stipriausiai yra. Tai savaime yra paskata. Mama tai dvikalbė, mama tai moka ir tą dažnu atveju tėtis, gyvendami kažkur kitur, bet nebūtinai visi giminaičiai moka. Tai žodžiu, kalbos vonios Lietuvoje. Ačiū. Prašė tik tai kelių, tai sustosiu čia. Dėkui. Alina, gal jūs turėtumėte čia, man atrodo, panašus patarimai turbūt galėtų galioti ir Lietuvoje gyvenantiems, ir užsienį taip pat tą galima panaudoti. Taip, aš norėčiau labai atliepti ir pratęsti mintį Ingos, nes aš galbūt tą lietuvių kalbą dar norėčiau pateikti kaip įrankį siekti kitų dalykų, nes kalba yra mūsų ir identitetas, bet tai gali būti ir įrankis į pažinimą ir į smalsumą vaikams. Tai tikrai irgi skatinu kuo daugiau ne tik ir kalbėtis, bet ir ar skatinti kalbėti ir tą kalbą turtinti, bet ir iš savęs pasakoti įvairias istorijas, galbūt irgi domėtis, kuo Lietuva šiandien ir dabar gyvena, gyvenant užsienyje, ir vaikam tiesiog atliepti pasakojimais, istorijomis, ne tik skaitant lietuvių liaudies knygas, bet ir apskritai pasakojant, kas ta Lietuva, kas joje vyksta čia ir dabar. Ir dar taip pat noriu atliepti tą dalyką, kad tikrai taip grįžta lietuviai vasaromis ir nebūtinai ir kalėdom atostogauti į Lietuvą. Ir tas kalbos vonias, aišku, giminėse ar tarp draugų daro, bet iš tikrųjų atveda nemažai vaikų į mano darželį ir mokyklą pasikultūrinti ir pasiterapinti, taip kaip taip pasako, tėvai sako, mes atvažiavom mėnesį į Lietuvą, mes norim, kad mūsų vaikai kokias 2 savaitės eitų pas jus į darželį ar į pradinę mokyklą, žiūrint koks amžiaus vaikus, tam, kad jie galėtų pasiterapinti ir pasikultūrinti pas jus. Tai aš dėl tų tokių atvejų labai vis laik džiaugiuosi ir labai grįžta tie patys netgi tėvai su savo vaikais paaugusiais, ir būna labai gera stebėti, kaip jie auga. Tai va, ir, nežinau, daugiau tai galbūt čia jau labai išsiplėsiu, tiesiog ieškoti kuo daugiau ryšių gyvenant užsienyje su Lietuva, dėl to dabar pati savo mokykloje atradau dar vieną būdą, ne tik ugdymą šeimoje, ir mes susijungiam su užsienyje gyvenančiais tėvais, kurie ugdo šeimoje vaikus ir su mumis komunikuoja, bet ir taip pat lituanistinį ugdymą bandau sukurti iš Lietuvos į užsienį, nes atsirado tokios šeimos, kurios iškeliavo
ką tik neseniai į užsienį gyventi ir sako, taip mes galbūt surasim ar tą, kaip čia, nuotolinę internetinę lituanistinę mokyklą ar tą kontaktinę lituanistinę mokyklą, kur mes galėsime lankytis, bet mes nenorime nutraukti ryšio su tiesioginio su Lietuva ir su jūsų ugdymo įstaiga, nes, na, vis tiek ten gal užsienyje vis tiek ta bendruomenė gyvena savaip, savo kasdienybėje, savo matyme Lietuvą iš toli, o mes galime iš Lietuvos tą ryšį tiesioginį siųsti ir kurti vat būtent per kalbą, per pasakojimą, per susijungimą, per bendravimą ir tai, man atrodo, dar labiau stiprins ir tuos pačius tėvus ir tada per tėvus ir vaikus tą tapatybę ir identitetą ir puoselėjant ir auginant. Ačiū, Elina, už puikius irgi patarimus ir Aurima, gal jūs dar kažką turite irgi pridėti tą patarimų skrynę. Ta kraitelė, na, žinokit, aš tai tikrai noriu labai įkvėpti, vat, būtent tą pasididžiavimą, ar ne, nu, tuo, kas aš esu. Ir čia labai tiktų tom ir dvikalbėm šeimoms, ar ne, kada yra ir vienos tautos, ir kitos tautos tų genų. Tai žinokit, tikrai aš ir pati susidomėjau, mano pačios tėtis yra išleidęs tokį giminės knygą, vadinasi, tai yra genealoginis medis, ar ne, tai, nu, tarkim, gal čia ir sudėtingas toks pasiūlymas, bet visgi tai yra įdomus toks šeimyninis užsiėmimas, gal netgi sakyčiau, pačiam suaugusiam, pradėkit ieškoti savo tų šaknų ir pradėkit jomis didžiuotis. Žinokit, aš kaip konsultuojanti, reiškia, psichoterapeutė, tai dirbu, kaip tokia psichoterapinė priemonė, mes genealoginio medžio su suaugusiais, žodžiu, braižom ir žiūrim, koks ten, būdingas elgesys, ar ne, kas ką neša. Bet tai galbūt, ir negalbūt, bet tikrai dažnai padeda, nes atranda žmonės įvairių tokių, žinot, savo toje giminėje, tokių, kur gali didžiuotis, ar ne, tais protėviais. Tai va vienas iš tokių variantų ir, pripažinkim tą savo šaknis ir kokia tai tauta bebūtų. Pavyzdžiui, aš pasakysiu, mano močiutė yra lenkiškos kilmės ir, žinot, aš tarp kitko suprantu lenkiškai labai gerai. Jinai su manim kalbėjo lenkiškai, kai aš buvau maža. Aš nesimokiau lenkų kalbos ir negyvenau Lenkijoje, bet aš, suprantu lenkiškai, įsivaizduokit. Reiškia, irgi tam tikrą pripažįstu savo tam tikros atšakos, ar ne, tą lenkišką kilmę. Tarpme, ten lietuviai vėl kita pusė. Bet tikrai labai kviečiu didžiuoti savo šaknimis ir be abejo, kaip ir sakė Elina, burkitės į bendruomenės, nesigėdykim tų savo bendrataučių, ar ne, tautiečių, nebūtina visai draugauti, bet ieškokim kažkokių, tai yra mūsų bendrumas ta kalba. Ir dar vienas dalykas, ką, irgi tikrai labai verta daryti, nes pati tą darau ir labai pastebėjau, kad labai veikia gerai, mane pačią ir kitus, tai pasakokit apie Lietuvą, apie save, apie savo kilmę toje šalyje, kurioje gyvenat aplinkai. Žinokit, tikrai būsit įdomus, unikalūs, nereikės ten jokių susitapatinimų ir virtimų ten tos tautos žmogum ir tada akcentas labai gražus pasidaro ir, žodžiu, viskas labai gerai, žinokit, baigėsi ir pasididžiavimas yra 100%. Tai va, tai tuo ir užbaigsim. Ačiū, Aurima, iš tiesų ir pati savo praktikoje pastebėjau, kad vaikai labai perima tą mūsų požiūrį į Lietuvą, mūsų jausmą. Ir tada ir nori važiuoti, ir nori bendrauti, ir didžiuojasi, ir pasakoja patys. Ir mano dukra yra pasakojus net neklausta, kad aš tai esu dvikalbė, mano mama iš Lietuvos ir aš moku. Ir vyresni net vaikai klausinėja manęs lietuviškų žodžių. Tai, žodžiu, darbas duoda rezultatų. Dar norėjau papildyti gerą labai mintis apie genealoginį medį Aurimos. Ir lituanistiniai mokykloje esam darę. Tai tikrai labai smagus net su pačiais mažiausiais procesas, nes tas genealoginis medis jis neturi būti būtinai istorinis dokumentas, jį galima ir iš Lego dėlioti, ir piešti, ir iš lapų, įvairiausias kūrybinės priemonės pasitelkus, tai tikrai tada ir pats procesas įdomus, ir pasakojimai, ir nuotraukos tos pačios prakalbintos irgi tikrai vaikus sudomina, jeigu mums patiems įdomu, tai pasakoti ir patys didžiuojamės. Ir gal vieną dalyką galiu pridėti, irgi, ką Elina minėjo, domėtis ar ne, kas vyksta Lietuvoje, gyvenant užsienį, tai stengiuosi
tarkim, olimpinės žaidynės rezultatai, kokie nors ten pasiekimai, tai irgi ar perplaukė Aurimas Atlantą, ar ne, tai papasakoti ir vaikam. Ir kad čia lietuviai tokius dalykus daro, tai irgi prideda turbūt tos pasididžiavimo. Ir norėčiau jau diskusijai paskutinį klausimą pradėti. Ir tada, mačiau, jau yra ir čiate klausimų, tai ir pereiti prie, nes tikrai matau, kad daug žmonių prisijungia, gal norės užduoti, taip suteikti daugiau laiko, kad žmonės, galbūt kažkas norės savo įžvalgom pasidalinti ar turės klausimų, kad tam skirtumėm dar laiko prieš einant į diskusijas. O užbaigti diskusiją norėčiau apie, vis tik šitą mūsų konferencija yra apie tai, ką šeima gauna lituanistinėje mokykloje. Tai ir norisi bent trumpai jūsų įžvalgų, kaip lituanistinės mokyklos ir fizinės, ir virtualios, ir nuotolių Lietuvoje dirbančios užsienyje gyvenančiais vaikais, kaip jos prisideda, padeda šeimai tą identitetą stiprinti. Ir mačiau, kad buvo pokalbių lange jau klausimas irgi susijęs, tai gal iš karto pridėsiu, kad gaila, bet aptariam, kad kai kurios šeimos blogai apie Lietuvą galvoja, ar ne, yra nusivylę ir nenori nieko bendro turėti, tai kaip tada tos vaikus, daugiau vaikų į lituanistinės mokyklas pritraukti. Tai nežinau, ar mes čia rasim sprendimą, čia ilgų metų klausimas ir dilema, daugybės konferencijų, bet gal turėsit įžvalgų. Tai Aurima, gal jūs kaip viena irgi iš dialogų iniciatorių Prancūzijoje, vienos šviežiausių lituanistinės mokyklos bendrai kūrėjų, kaip manot, ką šituo atžvilgiu identiteto duoda mokyklos lituanistinės? Na tai mano ir ta buvo pati irgi idėja tos mokyklos ir tiesiog mano gal, jau ne vienerių metų darbas, bendravimas su lituanistinių mokyklų pedagogais, tėvais, tai tiesiog ta mintis, kad bendradarbiavimas, toks bendrumo jausmas, jau minėjau, ar ne, kurio mes kaip socialinės būtybės ieškom. Ir labai suprantama, kad visgi suaugęs žmogus išvykęs, gerai, jeigu net ir jaunas išvyko, jaunam, aišku, daugiau šansų sukurti aplink save tą socialinę tokią erdvę, tokį bendravimo ar neratą kažkokį artimesnį, bet vyresniems tai vienareikšmiškai aktualu yra kažkokių turėti bendrumų su kažkuo, rasti tų bendrumų, tai kalba yra vienas iš bendrumų. Tada mes jau kalbėjom, visa šita diskusija yra skirta tam, kad auginu vaiką užsienyje, tai ir buvo tos priežastys, ar ne, kad perduokim kalbą, tai kas yra lituanistinė mokykla? Tai yra vieta, kurioje perduodama kalba, ar ne, kur jinai nėra visai tik buitinė namuose, ar ne, ten valgom šiandien sriubą ar ten salotas, bet tai yra tokia turtingesnė, platesnė, tai tikrai dėl kalbos, tai dėl bendruomenės patiems tėvams, dėl kalbos vaikams, dėl to identiteto, kad jisai nedingtų, kad pasididžiavimas, ar ne, tom šaknim. Ir apie tas šaknis žinojimo ir tas tradicijų, ar ne, puoselėjimas, bent jau sužinot, nebūtinai mes jas ten turim būtinai visas, ar ne, įgyvendint tradicijas, bet žinojimas, tas jausmas. Daug tokių labai dalykų, dėl ko verta, ar ne, ir suprantu, irgi klausimą matau, ir ne klausimas, bet toks turbūt retorinis, kaipgi mes galim surinkti daugiau vaikų. Tai kaip mes jau čia kalbėjom, kad kartais tikrai mes lietuviai, taip sako, ten 3 lietuviai 5 partijos, ar ne, yra toks posakis, kad ten pešamės ir nepatenkinti, bet tai gerai, tai vis tiek gal galim paieškoti toje imtyje kažkokių savo artimų, gal vis tiek reabilituosim savo tą požiūrį į Lietuvą, būdami toje kitoje šalyje. Tai irgi gali padėti kiti žmonės, ar ne? Tai nežinau, man atrodo, kad yra gal daugiau dar, bet tiek apsistosiu. Ačiū, Aurima. Inga, gal turėtumėt kažką pridėti iš savo patirties, kai pavyksta išsaugoti ir kai nepavyksta, čia aš vėl tą juodą baltą naudoju, tai iš karto taisausi, kai kyla sunkumų ir kai sklandžiai ta dvikalbystė einasi, kokią, gal esat pastebėjus bendraudama su mamomis užsienyje, kokią įtaką lituanistinė mokykla turi, ar tampa tai atrama ir pagalba šeimoms.
Gal apie savo tyrimus nelabai ką galiu čia pasakyti tuo klausimu, nes netyrinėjau to. Mano kolegė tokia Kristina Kaitė Bulbukienė truputį tuo domėjosi. Bet apskritai tai yra taip, kad be abejo, kad tai yra tikrai didelė paspara šeimai. Tai yra ta bendruomenė, kaip viena galimybė, ar ne, turėti bendruomenę vaikui, tam jo lietuviškumui sutvirtinti. Man atrodo, kultūrinės veiklos labai svarbu, kurios vyksta tose mokyklėlėse, tas patrauklumas tikrai iš to ir kalbos, ir žmonių randasi nemažai. Ir iš savo sociolingvistinės pusės dar ką noriu pasakyti, kad tengi vaikas mokosi bent jau skaityti ir rašyti. O kai žmogus kalba ne tik kalba, bet ne tik supranta iš klausos, bet ir rašo ir skaito, tai raštą turi ta kalba, tai kalbą įtvirtina, tiesiog įcementuoja. Kai vaikas pats gali paimti ir knygelę pasiskaityti po to jau, ar ne? Sakoma, kad apskritai knygelėse yra visas vandenynas kalbos knygose, ne? O kasdieniuose pokalbiuose ten lašeliai dulksna, kartais tik tai kasdienybėj pasiutusioj užimtoj. Tai va, tai tą labai pabrėšiu mokymąsi skaityti ir rašyti, nes to išmokyti namie, aišku, tikrai lenkiu galvą, nusiimu kepurę prieš tas visas mamas, kurios sugeba pačios tą padaryti, bet tiesą sakant, mes neturėtumėm būti mokytojai savo vaikams. Mes esam tėvai ir mamos. Tai tikrai, jeigu smagu, jeigu gera vaikui ir mamai, tėčiui, tai valio, nuostabu, bet dažnai tai yra darbas, vaikas šiek tiek priešinasi, jis turi dirbti, o mokyklėlė tokia aplinka, kur, yra vaikas, yra bendraklasė, yra mokytojas, ir tada viskas visai kitaip. Pagaliau, jeigu tikrai tai yra profesionalus pedagogas, kuris moka užkabinti, moka patraukliai per žaidimą tai pateikti. Ačiū, Inga. Tai iš tiesų ir iš savo patirties, ir iš moterų bendruomenėje, ir su emigrantėmis, kiek teko kalbėtis daugelį šalių, arba ir lietuvių bendruomenės, ir lituanistinės mokyklos tampa didelę paramą, atramą ir tarpusavio palaikymo, ne tik kur vaikai mokosi, dažniausiai ir tėvų bendruomenė susibūrė. Ir iš tiesų, ką aptariam, kad ir Lietuvoje gal kartais ir ne visose šeimose daug kalbama būtinai apie istoriją, šaknis ir protėvius, ką irgi svarbu daryti tam tautiniam identitetui ir savivertei tautiniai stiprinti, bet bent jau kalba tarsi savaime išmokstama, nes visi aplinkui kalba lietuviškai, tai jau sunkiai rastume vaiką Lietuvoje, kuris neišmoko lietuviškoje aplinkoje. Bet užsienį tai tampa iššūkiu, tai turbūt svarbu pasitelkti visas įmanomas priemonės ir tas keliones į Lietuvą minėtas, ir bendruomenės, ir lituanistinės mokyklas, ir burtis mamoms, tėčiams ir viską, ką tik tai galime pasitelkti, kad nebūtumėm vienos. Tai dėkoju diskusijos dalyviams už tikrai naudingas įžvalgas ir dabar kviečiu ar rašyti, ar dar labiau tai įsijungti kamerą, kelti ranką ir pasidalinti ar savo įžvalgomis, gal kažkas norėtumėte diskusijos tema, ar turėtumėt klausimų, tai dabar yra laikas tą padaryti, o po to eisim į diskusijas grupelėse mažose dar į Zoom kambarius 10 minučių. Tai ar būtų klausimų, nes man atrodo, kad pokalbių lange tai buvo apie lituanistinės mokyklas, ką mes jau aptariam. Ar yra kylančių rankų, nes aš lyg ir nematau. Jeigu šiuo metu klausimų nėra, galime keliauti, tada galime baigti turbūt įrašą, siūlyčiau. Tai dėkui dabar prisijungusiems ir dėkui, kas žiūrėjot. Kviečiame dalyvauti ir ryto ir kitas diskusijas žiūrėti. O dabar Gabrielė, mano kolegė, suskirstys mus į kambariukus po 5-6 žmonės grupelės.